Labas rytas, turim rytą, kaip matote, turim F11 atidarytas į Sonoxą. Ką galiu papasakoti apie mašiną? Prasivažiavau, čia iš tikrųjų labai stipriai reikia išvalyti, nežinau ar matysis per kamerą, bet va čia yra net voratinkliai. Čia va ant teliko yra voratinkliai. Realiai Halloweenui paruoštas automobilis, galima būtų neplauti ir tiesiog lėkti į miestą su juo per Halloweeną, bet ne. Yra tikslas jį parduoti. Ir vakar įmetus istoriuką, kad neužilgo bus toks automobilis, visai nemažai žmonių parašė dėl jo. Ką galiu pasakyti, prasivažiavęs su juo? Sakyčiau, reikėtų pasikeisti padangas, nes jos ganėtinai senos ir pagal mane galimai bus susilaiptavusios. Nuo 120-110 atsiranda tokia nemaloni vibracija. Aišku, aš, pavyzdžiui, parvažiavau iš Kauno į Vilnių ir ties Vievių jau realiai nebejaučiu tos vibracijos, taip sakant, pripratimo reikalas. Išvažiavus iš Kauno taip pat mušė stabdžiai, prasivažiavus Vilniuje, susilygino stabdžių diską, viskas tvarkoja. Šiaip iš techninės pusės važiuoja viskas kaip ir gerai. Šarūnėlis atvažiavo mes paimti. Visai nebloga komplektacija, didelis telikas, sport dėžė, autoholdas, start stopas, šildomas sėdynės, juoda oda, vairas su tom lėtinėlėm vadinamom pavarų, biksenonai, gyvent galima. Palieku Sonoxą ir varom toliau. Ką ten turi? Motorų su 30 keliais tūkstančiais vidos. Rimtai? Rodė fotkės, kaip vidus atrodo. Visiškai naujas motoras. Nu smagu. Variklis ištrauktas, paruoštas montavimui. Atvažiavo pas mus Gintaras jau. Papasako truputį apie šitą variklį. 32 tūkstančiai ridos, ne? Tai sakė, viskas atrodo labai gražu, švaru, gražus tepaliukas. Variklis iš daužto automato, ne? Dabar reikia, kad čia ant keltuvo atsidurtų Vyto. Visi draugiškai trysia, einam stumt. Važiuojam! Kas toliau bus? Į garažą. Kai biškai rėki, tada greičiau stumės. Čia motoras kala? Čia užteks. Motoras jau beveik. Gerai. Aš čia žiūrėjau, čia viskas gerai. Aha, vaskas. Labai baisus darbai vyksta, aš bijau net žiūrėti. Ignelį paleisk biškį dankratą va šitą žemyn. Aš jį lėtai sukurtus, kada jis pradės. Davai, suk. Dar. Gerai, stop. Čiut, mikro pakelk. Žinokit, aš neslėpsiu. Galit visi atrodyti šventi, nenusikaltę, nieko nepadarę, bet dar nei vienas motoras gyvenime nėra net mano gamykloje įdėtas be žodžių ir Ką tik įvyko pokalbis su Gintaru, aš paklausiau, ar šiandieną važiuosim su Vyto ir jisai pasakė, kad lengvai. Ir Gintarai, kiek jums laiko reikėtų, kad šitą paleisti motorą? Nes jau yra vieta. 3 valandas. Ir dabar toks susitarimas. Ne, dabar mes darysim pauzę paskui, jeigu nori laiką. Kodėl? Nulinsim. Nu tai gerai, bet susitarėm taip, dabar trumpa pertraukėlė, grįžtam po pertraukėlės, 3 valandas, bet jeigu per 3 valandas jisai pats neišvažiuoja savo eiga iš garažo, tu man dėžę nealkoholinio alaus, jeigu jisai išvažiuoja, aš tu dėžę alkoholinio alaus. O pietus susiskaitai, tai? Tai dabar jau pietus. Tai gal varom papietaujam ir grįžtam po pietų ir paleidžiam? Nu tai jau taip ir darom. Davai. 3 valandas. Grįžome iš po pietų, visi laimingi pavalgę. Nu, pradedam, Gintarai. 3, 2, 1. Jau, žinok, 10 sekundžių praėjo, nieks nepasikeitė. Gerai. Mes su Šaru dabar paliekam vyrus ir važiuojam pasimti vieną automobilį. Labas. Koks įdomus sparnas. Siglėdžinis nedažytas. Šitas siglėdžinis. Neužrašyta, tam jam Šarą traukia pumą. Šitą Eriką reiks grįžinti. Ką šitą reikės? Šitą grąžinti, pas draugelį paskojimą šrotą. Tai žodžiu, pasižiūrim Passatą. Mes šitam Passatą. Ai, tu savo. Aš bijau pažiūrėti, kai išgirdau. Trumpins kapotas. Bet čia aš sakau, čia starteris maisi pavargęs. Duobiškai. Wow, kas atkandario, ką yra? Nu, Šarai, galiu pasveikinti, puikų darbinį automobilį įsigijai. Būčiau žinojęs, kokios būklės salonus būčiau persirengęs prieš čia važiuojant. Aš irgi nežinau. Nu, tai ką čia pasako, čia nėra ką daug pasakoti. V6 4Motion. O kaip bagažinė atsidaro? Nežinau, tas metas kaip tai. Kas? Nėris toks baisus, reikia šiek tiek meilės, makinėlį. Nu, tai tu dabar daug laiko turėjai laisvo. Pozityvą Šaras turi, matau. Nu, klasikinė Passato problema.
Yra. Galvoju, kaip Passatas be šito. Šildomas, bet išgriauštas. Gerai, žodžiu, pildom ir lauks smagi kelionė namo. Dokumai neatrodo supūnė. Kaip aš dievinu šitų Passatų motoro garsą. Ir iš to plano, ką mes turim su juo daryti, šiaip nėra baisiai supūvęs, atrodo. Kaip Šaras sakė, truputis meilės ir čia bus gera mašina. Valytuvų nėra. O, tai bus smagu grįžti. Kodėl ant stogo toks gūzas? Aš spėjau buvo atsidaręs kapotas, nes kito kapotas keistas. Matosi, kad keistas nešotė, ilgai jį tampė iš galo į galą. Šaudai net. Jisai stovėjęs tiesiog ilgą laiką. Tai taip, žiūrėk, Ai, nu. jisai tiek jau tampytas, stovėdamas, kaip žiūrėk. O klausyk, tiek to nenoriu, aš visko žinau apie jį. Aš pats nieko apie jį nežinau. Aš kaip parsivariau, aš galvos susėdau, sakau, einu mes. Jeigu taip žiūrint realiai šitą situaciją visą Passatą, tai dirba, įvedė nesunkiai, kėbulas jau nėra supūvęs. Sveikai mėlynai juodi dūmai. Svarbu pozityvus Passat. Ne, nu realiai, jis nėra supūvęs, aš jų gatvėje esu matęs baisesnių. Jį tiesiog reikia išvalyti normaliai ir sudeginti. Palauk, mes negalim to padaryti nevalius mašiną. Gerai, žodžiu, darosi biškai jau nebesmagu. Ir šitą, reikia sugalvoti, kaip čia ką toliau daryti. Taip, ką čia turim? Čia iš viso ne tas? Nereikia. Čia šitas transporto priemonės galiojimas draudimo. Va, taip. O vat lapelis su kodu išplėštas, kas nesukelia didelio pasitikėjimo. Galbūt čia. Va, radau. Radio kartė. Kodėl čia tiek daug? 3 iš viso. Man atrodo, po 3 bandymų užsirakino magė. Bandom. Čia yra šalia kėbulo numeriai užrašyti, bet nei vienas netinka automobilio. Kaip įvesti tą kodą? Žodžiu, smagu. Važiuosim be muzikos. Ir kitas dalykas, kažkaip išsiaiškinti. Dabar ne tai svarbiausia, dabar svarbu parvažiuoti su juo. Smagiausia dalis prieš akį. Toks va diržas. Skaniai. Turi gal skuduriuką, kad diržą pravalėt? Čia diržą nereikia pasatyti. Ir taip su jo Saugu, ne? saugu, taip. Ta prasme, diržo saktys limpa prie rankos. Aš manau, kad ta diržo saktys ne vienam baliui yra sudalyvavus. Važiuoju aš su Passatu kurį laiką ir man šitoj ertmėj kažko labai trūksta ir niekaip negalėjau suprasti ko. Po to pastebėjau, kad nėra galinio vaizdo veidrodėlio. Kitas dalykas, yra jau praėjusios 2 valandas 10 minučių, kaip mūsų kolegos renka Vyto. Ir realiai už 5 minučių jis turi savo eigą išvažiuoti iš garažo. Įdomu, ar jiem tai pavyks. Ir mes su Šaru lekiame atgal į garažą ir žiūrėsim, kas tenais vyksta ir kaip viskas vyksta. Gintaras jau sakė bandyti kurti motorą. Pirmas realiai užkūrimas. Prieš tai tik prasukom su starteriu. Tai filmuojam, kaip čia gausis. Pagrebė. Jėse. Einam, gesinam. Tai va. Gerai, einam toliau darbuotis. Pirmą kartą išvažiavo savo jėgom į garažą. Dabar žiūrėsim, kas kaip, ar nebėga, tai paštepalas, dar kas ne. Dabar Gintaras pasijungia diagnostiką. Tai buvo momentas, kad trailina motoras, bet sakė, čia purkštukai turi susidirbti, sakykim. Ir buvo nepajungtas dar reilo slėgio daviklis. Na, aišku, čia irgi nepadėjo tam trailinimui, bet purkštukai sakė, turi prasidirbti bet kokiu atveju. Ir dar mes turim tokį momentą, kad, žodžiu, negalim uždėti dar kataliko, nes yra gofras suplyšus. Tai mes šitą dalyką nuvešim tą visą gofrą tvarkyt ir tada tik tai sudėsim. Bet jau realiai bus suvažiuojantis, tai liks, tik sakykim, tokia smulkmė gofrą pervidinti. Būtų labai smagu, jeigu jo dar neparduotumėm, nes gaila tiesiog. Geras daiktas, darbuojamas toliau. Lempa mechanika, trečią peritačią, galima antrą. Važiuoja, ką žinau. Iš tikrųjų, Lietuvos keliais dar netokios būklės automobiliai rieda ir kai kuriems tai yra visiškai normalu. Aš tai posūkiai neveikia, dabar veikia. Tvarkosi po truputį. Gal iki garažo, kol važiuosim, bus ir perdažytas visas. Buvau trumpam stabtelėjęs gėrimų parduotuvėje, nes nežinau, kokia būklė su Vyto ir galimai pralaimėsiu šiokias tokias lažybas. Tai paėmiau gaivių gėrimų iš karto, kad nelikt skoloje ir važiuojam žiūrėti. Vytuko dar laukia nematau. Gintarai, aš tai jau beveik pasiruošęs. Jau irgi beveik. Mes jau važiuojantis. Mes jau laukiame tavęs. Liko 15 minučių. Pagnelį jauti įtampą. Ne? Jūs esate susitarę, kuriam kiek atitenka ko? Ne, nes aš iš vis nedalyvau.
lažybose. Ai, tai tau nėra intereso. Nu, startas. Pripil kūro pirmą kartą. Dar laikyk. Nu, davai antrą kartą. Kur? Pavažiuok, liko 10 minučių. Ačiū Jums už nealkoholinę alaus pakuotę. Gerai, pralaimėjau, tai pralaimėjau. Bent jau buvo motyvacija. Geriausiai vyksta darbai, kada yra motyvacija. Puikus pavyzdys. Vyrai užsidegę buvo. Aš, rimtai netikėjau, kad jisai pats užduot. Mažiai kaip Gintaras tave pasižiūrėjo, kad tu jam pasakai, kad netikėjai. Nemažai darbo atrodo. Man kaip tik paskambino iš Sonoxo, kad yra padarytas F11. Tai varysim su Šaru, paimsim F11, sufotkinsim ir į mugę. Turime žinių, kad mūsų automobilis Sonox yra paruoštas. Eime pasiimti. Prašau, Šarūnai. Šlubokite. Ir štai. O juk tu sakai, jis gerai atsigavo. Visai kita mašinytė. Saloniukas įdomu kaip. Baigti. Visai kitas reikalas. Net malonu žiūrėt. Sonoxas keis laikas šaunuolė. Labas rytas, kuriuo turime pirmadienį. Ir per savaitgalį visai nemažai visko, žinokit, nuveikiau. Tai parodysiu vieną iš nuveiktų dalykų. Savaitgalis atrodo kaip ir trumpas buvo. Visą laiką galėtų būti ilgesnis. Ir vienas iš nuveiktų dalykų yra tai, kad pas mus atvyko dar vienas klientų automobilis. Ir tai yra GL63 AMG. Buvo įstoriukai kėlęs, žmonės rašo, čia GLS. Jis yra 15 metų. GLS, kiek žinau, eina nuo 16 metų. Pagal mane čia yra visgi GLS. Parašykit komentarus. Žiūrėjau net pagal išvaizdas. Tai GLS AMG 16 metų truputį kitaip atrodo. Kitas dalykas. Toyota Kaldina. Savaitgalį buvo projektėje žmonėm. Žmogus iš Airijos jos nori. Šiandien ryte gauna užstatą už Kaldiną. Ja per 4 savaitės turiu pasimti. Tai va, Kaldina yra rezervuota. Savaitgalį taip pat pas mane buvo atvažiavę pasižiūrėti mūsų kliento F11. Taip pat žmogus šiuo metu yra užsienyje, buvo atvažiavęs draugas pasižiūrėti, dar vis laukiam atsakymą. O dabar siūlau visiems pasiklausyti AMG šalto starto. Smagu, gražu. Gaila, varom į Sonoxą. Savaitgalį taip pat, penktadienį buvau su vienu žmogum susitikęs. Žmogus turi net keletą tikrai įdomių automobilių ir taip pat nori, kad padėtume jam su tų automobilių pardavimu. Tai dar šiandieną su juo susitiksiu ir vienas iš jo parduodamų automobilių yra Porsche Panamera. Gali būti, kad neužilgo atsiras ir Panamera pardavimas. Varom! Daugiabutį atvarėm į Sonoxą, paliekam ir ką tik paskambino klientas, kad atvaro dar vieną automobilį, tai būtent tą ir varysim ir padarysim. Šiandien Šaras apsirgo, parašė ryte, kad turi temperatūros. Ignelė šiuo metu yra Klaipėdoje, tyrimus darosi. Mane šiandien gelbėjo tėtis, visur važinėjo su manim. Ką tik grįžau iš Kia centro. Buvau ką tik aprodyti automobilio. Tai yra mūsų kliento automobilis ir situacija dabar yra tokia, kad apsižiūrėjo, viskas su juo yra absoliučiai tvarkoj ir žmonėm reikia tiesiog laiko apsispręsti, pasigalvoti ir susitarėm rytoj susiskambinti. Dabar jūs pasakysit, parduodat gerą mašiną, bet lempas užrasojusi. Pats gamintojas Kia pasakė, kad toks rasojimas yra normalu. Todėl, kad automobilis buvo laikomas garaže ir išvažiavus iš garažo, temperatūrų kaita ir prašau jums rezultatą. O dabar aš statau Kia ir pasiemu kitą automobilį ir važiuoju į Sonoxą pasimti dar kitą automobilį. Ir pas mane atvyko dar vienas automobilis, tai irgi yra mūsų kliento automobilis ir tai yra Paršukas. Ir kliento Panamera atrodo maždaug štai taip. Tai yra, man atrodo, 14 metų Panamera. Purvina, baisi, važiuojam plautis, nedidelė rida, tvarkingas techniškai automobilis, viskas yra tvarkoje, labai gražus saloniukas, išsiplauna, išsivalo ir į mugę. Tai dabar į Sonoxą, paliekam šitą, pasiemam gailą. Atvykome į Sonoxą, parkuojamės, paliekam šį automobilį plautis, spėju rytoj bus padarytas, o dabar einam pasimti gailą. Arba GLS-ą. Velniai žino, kas ten tokio. Ką tik važiavau su Panamera 14 metų, 4S, 3 litrai ir dabar važiuoju su 15 metų Mercedesu GL63 AMG. Šiaip, man labai patinka Porsche, bet rinkčiausi GL. Realiai kaina vos ne ta pati. Nežinau kodėl, tiesiog negaliu paaiškinti. Ką jūs rinktumėtės? GL ar Porsche? Arba tiksliau, Mersa ar Porsche?
Mersas ar Porsche'as. Šiaip galbūt nelabai dvi sulyginamas mašinas pasiėmiau, nežinau, bet imčiau gailą. Man jis toks jau malonesnis gal biškį. Pargrįžtu dabar į vietą atgal ir čia turėtų Ignelis dabar rodyti vivariuką. Einu, pakalbėsiu ir aš su žmonėm. Ne, va, matau išvaro. O, blemba, iš plovyklos atidariau mašiną ir liko tai jų. Nu ką? Nieko, pasižiūrėjau. Ir ką pasakė? Tai čia kažkam draugeliu žiūrėjau. Dabar yra procedūra paprasta. Perduodu kolegai Igneliui jį, fotkinam ir į mugę. Jūs nepatikėsit, bet aš ką tik MG ploviau tuneliniai plovyklai. Kodėl? Todėl, kad važiavau Tūkstantmečio gatve ir važiavau paskui autobusą. Kilom į Kalniuką, ten šalia Lazdynų. Ir autobuse netikėtai kažkas iš galo pradėjo piltis. Ir aš iš pat pradžių nesupratau. Ir toliau iš paskos važiavau jo. Po to, kai supratau, kad tai bėga pas jį antifrizas, mano mašina visa buvo antifrizė. O kaip žinot, antifrizas yra riebalas. Tai kai stiklas pasidengia riebalų, tu tiesiog, pavyzdžiui, išsivalai su valytuvu į stiklą ir tau tiesiog tą visą riebalą išmuzioja po visą stiklą. Aš iš karto, nedelsdamas pakeliui važiuodamas, užvarau į plovyklą, nuplaunu MG-ką, dabar švarus, gražus ir liktis be riebalo, bet žiauriai smirda nuo mašinos antifrizų. Tai tikiuosi, kad viskas išsiplovė ir išsivalė. Ir dar pabandžiau nufilmuoti, kai bėgu iš to autobuso antifrizas. Ponios ir ponai, prie manęs prisikabino dulkių siurbliai. Tai ponės ir... Iš kur tu? Buvo atsikabinęs. Nežinau, ar matosi ar ne, bet porą sekundžių yra. O matosi, kaip bėga iš jo antifrizas. Bet čia jau nestipriai bėga. Prieš tai buvo net matosi, kad jis raudonas. Mačiau, G12. Kaip sakant, be nuotykių niekur ir niekada. O su MG-ku važiuoju ne šiaip sau. Paėmiau tepaliukus, filtriukus. Važiuojam pas Gintarą. Reikia pasidaryti aptarnavimą dėl šito check engine. Jis dega dėl vanusų. Šita problema kaip ir buvo žinoma ir buvo laukta. Tai jinai pagaliau iššoko ir galimai leis tinkamai sureguliuoti vanusus. Nežinau, kaip ten iš tikrųjų yra, galbūt Gintaras plačiau galėtų papasakoti, dėl ko jis užsidega. Ten, kaip supratau, pats vanusas nebesugeba pasireguliuoti, pakeisti kampą. Vėl aš lendu ten, kur Gintaras turėtų sakyti, bet tegul jisai gal ir papasakos, paprašysiu. Tik žinau, kad jis dabar yra ne vietoje. Tai varau, palieku mašiną, Ignelis atvaro manęs paimti ir varom toliau darbuotis. Reikia varyti, surinkti Vytuką. Dabar grįžom su Igneliu, palikom dar Vytuko gofrą pervirint. Dabar reikia gailą įkelti skelbimą. Kuo tokių įdomus, žinau. Gailą vakar parsivarėm iš Sonoxo, bet sufotkinti nespėjom, nes labai greit pradėjo tempti. Tai su temeriu nieko nedarė. Ignelis dabar fotkina gailą ir kai jūsų nuomonė yra apie gailą? Labai patiko man. Fainas, praktiškas automobilis, ne? Kad nufotkinsiu, kad kilimėlė yra. Bagažinė nežinau, kiek kartų nufotkinu iš tikrųjų. Nes čia daug visko yra. Dabar gavau skambutį iš Sonoxo, kad jau yra padaryta Panamera. Tai dabar važiuosim su Igneliu paimti Panamerą. Aš važiuosiu, dar turiu vieną susitikimą nuvažiuoti. Ignelis ims Panamerą ir varys ją taip pat sufotkinti. Parvykau į savo fotkinimų spotą, sakykim taip, Panamera. Pirmas įspūdis, tai važiuoja labai gerai. Pavaras idealiai mėto, garsas geras, labai faina mašina. Patiko. Nežinau, ar pavadinčiau svajonių mašiną savo. Man gal šiek tiek kitokios mašinos patinka, bet šita labai gerai važiuoja. Labą dieną, su jumis laida Perkame automobilį. Ir mums žmonės pasiūlė Mercedesą E-klasės. Labą dieną. O jūs man nebūsite siūlę kažkada? Degaliniai. Negalėtų būti. Nes labai panašus abudu bičiai buvo, Mersas lygiai toks pat. Ką gero, blogo galite papasakoti? Nežinau, čia iš Mažeikių atvažiavom, jokių problemų ir dabar atvažiuojant išmetė, kad tą Klaidų pilna. Ko tokio? Klaidų pilna. pagrindė su vairo kolonkę. Klaidelį išpilnės. Pilnai ką tik čia atvažiuojant. Tai čia visą laiką taip mašiną reikia. Bet, ir liukas neveikia įdėta. Tai ir kapotas išlaužtas, laikiklis. Viskas čia. Tais metais taip, nėra suvedimų. Tai nes jisai šitą, čia nepriklausomas. Šiaip komplektacija tai gausi tikrai tos mašinos. Ir linijas atpažįstu, teisės padėjau, tai reik parsi. Tavęs nebeatpažįstu. Nežinau, man toks labai Labai reikia jį valyti. Labai reikia meilės ir poliravimo ir visko. Kablys, rūdas. Bet yra. O čia su įrankiais? Kažkodėl man yra toks įtarimas, kad
kartais vakarais pas kažką gali dingti ratlankį ir katalizatorių. Ne, šrotę dirbam, tai Nekeičia nieko. O jeigu nepaeina, nuimti išlieka. Mersas kompainas yra va tokie mobailiai, kažkokios kėdutės ir panašiai. Vairas labai įdomiai elgėsi. Tai čia su normaliai. O susuk pilnai. Kita į kairę vis. Bet jinai barška. Ir turim 359 km jos. Šiaip galima būtų netgi pasižiūrėti, ar jinai tikrai tikra. O tu bandėjai mesti skelbimus kažkur? dar kol kas ne. Na, gal pabandom prasivažiuot. Sėsk kartu, Ignali. Sėsk į galvą. Sėsk į praeitį. Kas čia buvo? Sakau, atliukas neveikė, buvo kažkada vežiau pusseserės draugų žiemą, pabandė atidaryti ir man jis grybaut pradėjo, tai iš vis atjungė. Būdavo taip, kad plauni mašiną, biški kažko užbėga ir jis pasikelia taip ščiut. Tai dėl to atjungėm iš viso, kad per lietų nepradėtų. Tai jūs jį atjungėt taip, kad tiesiog mygtuką atjungėt, ne? Aš nežinau iš tikrųjų, Manau, aš tvarkiau tą reikalą, bet man atrodo, kad gal varikliuką tik atjungė. Žinokle bildą, vis ir vairuojasi, taip pažinau vairą pasikirti. Tai čia gerai. Trauka nedinginėja, viskas gerai. Nu, lyg ir viskas normaliai, sakau, tik kad jis man stovėjo ilgai, nes aš realiai, kai praradau teisės, dar biški draugė pasivažinėjo su juo, bet paskui, kaip aš padėjau jį, vasarą į užsienį išvažiavau. O jis kaip juodais dūmais apsipylė. Turi įtarimą, kad jis neturi katalizatorių. Turėtų būti vietoje, aš tai tikrai nepjau. O tu kam pjūklus bagažinį? Įdomus toks versiukas. Iš nuotraukų neslėpsiu, atrodė gražiai ir juodas. Jis man atrodo iš viso čikitą atvarėt. Vieną nufotkinot parkingą kažkur. Kaimynų. Su kitu atvarė. Bet tai čia AMG kilimėliai. Net pas mūsų AMG nėra. Galutinė kaina. Nu, aš apie 7,5 galvojau, mačiau rinkoje apie 8, taip daug maž prasideda kvatriniai. Dabar tai matau, kad nelabai. Persigalvojam. Nelabai tenka tą sumą. Pasakyk savo galutinę kainą, už kiek gali mažiausiai atiduoti ir mes galvosim. Nu, mažiau 7 nenorėčiau. Tai aš gal tada žinokit nesiūlysiu savo kainą. Nesupratau. Tarp Realiai? paskutinį žodį. Tuoj mus nutrenks. Tvarkingi mersai taip šitiek kainuoja, viskas tvarkoja, bet būtent šiuo atveju jisai yra ne pats tvarkingiausias. Tenais išvažiavimas. Tai va, girgžda visas. Ietis yra parduotas. Žodžiu, supildėm pirkimo pardavimo sutartį, jau pinigėliai pasiekė mūsų klientės sąskaitą. Mašina labai gera, tai buvo laiko klausimas, kada ją nupirks. Einam darbuotis toliau, kažką reikia dar parduoti. Hei, sveiki, sveiki. Žodžiu, šiandien turim labai įdomią dieną. Ir tavus aš pasiskambinsiu dar kolegai. Ir noriu, kad jūs būtumėte šiuo metu. Paspręsim bendrą klausimą. Turim tokią situaciją. Pas mane savaitgalį buvo atvykęs žmogus, tiksliau, 2 žmogai. Jie apsižiūrėjo Toyota Kaldiną žmogui, kuris randasi užsienį. Ir šiandien yra trečiadienis. Visas veiksmas vyko, jau gerai pamenu, šeštadienį. Ir dabar sulaukiu skambučio ir žmogus sako, Ignai, aš nepirksiu to automobilio. Paklausiau, kodėl, sako, dėl to, kad čia buvo atvažiavę žmonės, kuriais aš galėjau pasitikėti, bet čia dabar kažkas, sako, nenoriu nieko aiškinti. Tiesiog sprendimas yra toks, kad aš nebepirksiu šio automobilio. Ar galiu paprašyti tavęs užstato atgal? Situacija buvo tokia, kad kai man pasiskambino žmogus, Kaldina tuo metu buvo įdėta į skelbimus už 3900. Mes sutarėm, kad už 3500 aš jam ją parduodu, bet žmogus paprašė, kad aš ją palaikyčiau 3-4 savaitės. Aš sutikau ją palaikyti, bet sakau, tokiu atveju aš norėčiau truputį didesnio užstato negu. Šiaip dažniausiai užstatas yra kažkur apie 10% sumos. Šiuo atveju būtų ten, tarkim, 300 €. Aš paprašiau bent jau pusę sumos arba didesnę dalį sumos, kad turėčiau tikrai garantą, kad mėnesį automobilis neprastovės be pirkėjo ir galiausiai nebus taip, kad kaip nutiko šiandieną. Nežinau, dėl kokios priežasties žmogus atsisako to automobilio, bet aš dabar skambinu kolegai. Žmogus pasakė taip, aš suprantu, kad tiek jūs sugaišot laiką rodydami automobilį, tiek dabar yra praėjusios keletas dienų, kai automobilis yra rezervuotas ir nieks dėl jo nesikreipia. Nu, tiksliau, negalėjo kreiptis, nes jis rezervuotas. Tai sako, ar galėčiau...
Labas. Žodžiu, situaciją turim tokią įdomią. Paskambino man tas žmogus, kuris Toyota Kaldiną buvo užsirezervavęs. Jis nenori jos pirkti. Tai ką dabar daryti? Prašo grąžinti užstatą. O kodėl jis nebenori pirkti? Nes kaip jisai man paaiškino, kad čia atvažiavo žmonės, kuriais jis galėjo kažkada pasitikėti, bet dabar nepasitikė. Tipo tiesiog, sako, aš čia nepasakosiu, nestumsiu, sako, ar galiu paprašyti, kad grąžintumėt užstatą. Jisai sako, aš suprantu, kad yra jūsų laikas sugaištas, viskas, sako, aš neprašau visos sumos, kažkok tai dalį sumos grąžinti. Tai reikia grąžinti, tai ką tu sudarysi? Tai aš irgi sakau, kad, ta prasme, aš net neįsivaizduoju, dėl kokios priežasties aš čia galėjo taip persigalvoti, kas čia paveikė, nes vis tiek praėjo ir nemažai laiko, gal pa žmogų kažkokios tai finansinės problemos atsirado, dar kažkas, nežinau. Gerai. Tai aš jiems skambinu, sakau, kad grąžinsim mums tu. Davai. Visos įmanomos klaidos dega. Jau vieną išjungsiu, dizelio trūksta, visko trūksta. Tai su manim mano kolega. Lietus lyja, jisai su saulės akiniais. Kad neprilytų, jėgis. Arba tiesiog verkiai ir nenori, kad visi matytų. Neverkiau. Žodžiu, pasiūlė žmogus man Audi. Realiai Audi yra kokias 7 minutės nuo mūsų. Vietoj to, kad daug klausinėt, važiuojam į vietą, pasižiūrėsim. Būklė nėra pati geriausia, bet ir kaina nedidžiausia. Tai, žodžiu, važiuojam, pasižiūrėsim. Tai kaip suprantu, jūsų kliento mašina, ne? Nu jo, bet seno klientas. Nori parduoti ir taip jau gauna. O. Tai kažkada nusipirko jam pufo grandinę. Aha. Tai jisai, žodžiu, ten tada nieks tų variklių labai nedarė ir tipo pirko tą naują galvą, naują bloką, kaip pasakoja jisai. Oho. Tokių korozijos tai čia yra, nemažai. Korekcija į komplektą įeina? Nežinau. Kaip dabar variklis dirba? Dabar tai gerai. Aš buvau iki degalinės važiuoju, tai visai nieko šiaip tai važiuoju, jinai, O šiaip važiuoklė, kažką? Nieko, kažko tai bildėsio nesigirdė. Važiuoju, tai, tikrai tvarkingai, taip maloniai. Tik kad, toks kėbalas, tai toks pavargis. Ir komplektacija tokia biškai tuštoka. Jo, norėtų kažkas nagėti. Jisai sakė, kad sąskaita faktūra yra. Sakė, reiks buhalterės paprašyti, kad ištrauktų tą, ką jisai pirko. Jis sakė, po to viso, tai gal 2000 nuvažiavęs mašinį. Da, užkurkė. Ir ką jūs galvojat galutinę kainą? Labai mažai. Aš suprantu, kad labai mažai. Nes 4, tai čia biškai daugoko užė. Čia tokia spalva labai įdomi, net nežinau, ar esu matęs tokių ketvirtų. Yra ten nustatyta tokia galutinė riba jau. Tai išduok paslaptį, pasakyk kokia to. 3,5, paskutinė. Jisai norėjo daug daugiau. Daug. Labai daug. Ne, aš matai, kolega Pirikupas turėjo juodą automatą ant ratuko su naujų techu. Ir jis pardavė ją už 3,1 PAM. Ir jinai dar stovėjo kurį laiką pardavimus. O čia mechanika, mėlyna, su beveik pasibaigiančių techo. Visokiais tokiais bairiais, kurie vertės jie nepriduoda. Realiai kiekvienas kampas, kur be pasižiūrėtum, pavyzdžiui, galinis ketvirtis. Net nesiginčiu. Čia, tenais. Realiai taip tiesiai šviesiai pasakius, nežinau, ar norėčiau daugiau 2,5 už jas sumokėti. Tai gerai, pasakyti. Supratau. Gali pasiūlyti žmogui, jeigu tinka. Aš labai abejoju, jisai ant tiek laužėsi ant 3,5 čia. Ne, matai, žinai, kiekviena prekė turi savo kainą ir šitą. Kiekvienas žmogus yra nusistatęs savo kainą. Aš suprantu. Nieks nedraudžia pabandyti atsidėti skelbimus ir parduoti, galbūt nežinai ir parsiduos. Tai aš manau, tu jau ką jam pasiūlyk, mano kontaktus turi, jau ką pasuksi, pasakysi. Ačiū, kad parodai. Nėruška. Jau ką skambinkite. Realiai, žinai, ką aš galvoju? Kas yra kėbulo defektai. Realiai žmonės, kurie perkasi, žiūri, kad būtų gražus kėbulas, be rūdžių, be nieko. Lietuvoje tokių automobilių yra, bet ganėtinai sunku šiuo metu rasti. Ta prasme, nekalbant apie brangesnius, geresnius automobilius, aš kalbu apie tam tarpę nuo 0 į kokių 5-7 tūkstančių eurų. Dabar reikia paskambinti, padaryti vieną skambutį, paklausti, kokia situacija yra su AMG ir gofrą. Tai jeigu gofra yra padaryta, nulekiam, paėmėm gofrą ir varom garažą surinkinėti bito. Paėmiau AMG iš servisiuko, iš paskos Nelis važiuoja su AMG ir mes turim tą patį degantį čekį. Kodėl jisai dega? Jisai pas mus dega dėl vanusų. Ir matyt visi žino tą bičiuką, kuris sudegino, man atrodo, AMG GT. Ir aš žinokit, jį po truputį pradedu suprasti, kodėl jis tai padarė. Ir dauguma sakė, kad M5 su V10 motoru yra vienas problematiškiausių variklių ir panašiai.
bet su M-kės motoru yra mažiau reikalų negu su M-Jacko. Realiai situacija dabar yra tokia. Pas mus persirinko visas motoras, pas mus buvo kažkiek pažeisti bonusai, bet jie nebuvo pažeisti tragiškai ir vos tik tai surinkus, viską padarius, juos mechaniškai pavyko sukalibruoti, bet buvo sudėtos naujos grandinės ir naujos grandinės prasitampė, tie bonusai, aš kaip suprantu, atsilaisvino. Ir tai, ką aš dabar sakau, aš nežinau, ar tikrai viskas 100% yra taip, bet turim esmę dabar tokią, kad atšalo oras ir variklis keičia mišinį, jį liesina, man atrodo, ir todėl vėlgi vanusas kažkaip susikraipo kitaip ir dabar, kadangi jisai yra pažeistas, jis nepasikreipia reikiamų tinkamų kampų ir dėl to dega check engine'as. Tai šiuo metu realiai M-Jacko net nėra patartina smaugti. Nu, tipo, galima važiuoti viskas, bet geriau būtų, kad nekiltų daugiau ten 6-7 tūkstančių apsukų. Realiai nevažiuoti ribotuvų, kaip matom. Visą tai reikia tvarkyti, reikia keisti vanus. Vanusai yra 4 vanus avialinėliai. Vieneto kaina kažkas yra palei 700 eurų. Taip pat keičiasi 4 kažkokie pirštai, kurie yra po 100 kažkiek eurų. Tai susideda visai nemaža sumelė, plus visokie darbai. Darbai yra tokie, kad reikia nuardyti visą priekį realiai mašinai ir tuo pačiu galimai išiminėti motorą. Važiuojam atgal, galvosim, ką čia kaip daryti. Galvau, kad viskas susitvarkys, pasidarys, bet dėja, ne. Grįžom. Šiaip net nežinau, tokia durna nuotaika dabar. Žiūriu šitą mašiną. Fainai, viskas gerai, viskas tvarkoja, to pačiu. Mes žinojom, kad taip gali būti viskas, sakykime, buvo numatyta, planuota, perspėjo tiksliau. Bet žinot, ką aš noriu pasakyti? Aš buvau tas žmogus ir tikrai yra tokių žmonių visų tų, kam patinka automobiliai ir panašiai. Vieniems yra, kam patinka automobiliai su kompresoriais. Yra automobiliai, kam patinka su turbinom, kam patinka twin turbo, biturbo. Man visą laiką patiko atmosferiniai varikliai ir aš kaip matau, Toliau jie patiks. kad kuo toliau ir kuo daugiau visko aplinkui yra varikliai, visokių turbinų, visko, tai pagal mane jos yra problema. Labą vakar. Baigiam darbus, taip sakant, ofise ir pagalvojau, kad gal reikia atvažiuoti į garažą prie Vito pasikrapštyti. Čia detalių jau nebėra, viskas gerai. Galvoju, reikia pasikrapštyti. Čia kaip tik gavom atgal savo DPF-ą, jau turbūt matėt gal, ir ant jo pervirino gofrą. Tai žodžiu, nauja gofra, katalikas, viskas ten vietoj. Sakant, viską palikom vietoj. Tai dabar viską šitą reiktų sudėti va čia. Ir galbūt net galvoju, gal šiandien jau važiuoti su Vito namo. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai dabar bandysiu iš šito daikto išsukti šitą varžtą, nes jį teko nupjauti. Ar ne, jis nulūžo gal. Reikia šitą susitvarkyti dalyką. Ir toliau jau turėtų būti nelabai sunku iš tikrųjų viską pasidaryti. Nu va, DPF jau įdėjau. Čia va, man atrodo, kad čia DPF. Ar katulis? Katulis čia gal? Žodžiu. Bet kokiu atveju, katulis ir DPF-as yra vietoj. Va, matosi dar netgi iš čia labai puikiai, kas ten viduj. Viskas prisukta, dar reikia šitas šnangutės prisukta nais į vietą. Ir dėti šitą vamzdį. Ir manau, bus viskas čiki-piki. Nu, Vitukas kaip ir ready būti protestuotas. Numeriukai uždėti, bamperiukas vietoj, prisuktas. Prisukau netgi abu varžtus. Man nepasisekė realiai tik tai vienas dalykas. Šitą va nepasisekė prisukti. Jisai kliba. Bet kadangi važiuosiu rytoj pas meistriuką, Gintarą, kaip mes jį vadinam, kuris mums yra MG motorą prižiūrė. Jisai sakė, galiu dabar važiuoti taip, nieko baisaus nesitiks. Ir jisai kažką padarys, kad būtų viskas ok. Liko dar ant galo užsidėti numerius ir manau, aš su juo važiuosiu šiandien namo. Pratestuosim, pažiūrėsim, kaip veikia.